Labai šiaip džiugu, kad va čia susirinkote. Matau ir matytų veidų, matau ir nematytų, matau ir savo mokinius. Šiek tiek yra keista matyti savo mokinius, nes aš kai matau juos, pavyzdžiui, klasėje, tai jie ten Robloxą žaidžia. Tai tikrai malonu, kad jie nors kažkiek dabar į mane stebi. Bet aš, nežinau, galiu pristatyti, va čia aš esu Ignas Žuklys, labai, pirmas faktas yra apie mane, galiu 3 faktus pasakyti. Pirmas, kad aš esu informatikos mokytas, mokinu 10-tokus. Antras faktas, aš turiu astmą, nuo astmatikos, nuo vaikystės, dar neišaugau kažkaip tai. Ir trečias, kad, čia nėra toks jokingas, bet kad 6 metų aš degiau laužę. Čia toks, nežinau, gal ne jokinga, tikrai ne jokinga, manau, kad aš degiau laužę. Bet kas yra jokinga, kad mano vardas reiškia ugnis. Mano vardas latiniškai reiškia ugnis, tai ugnis degia ugnyje. Nežinau, kaip mano tėvai taip sugalvojo, gal čia pranašystė kokią bandė išpildyti, neįsivaizduoju. Bet yra keista 6 metų degti lauže, tikrai nerekomenduočiau tos patirties. Bet aš kaip ten sudegiau tam lauže 6 metų, aš turėjau eiti tada atgal į mokyklą ir ten tada buvo žiauriai keista, nes aš turėjau, tada mano visi klasiokai pasako, kaip jie deginosi Italijai. Tai aš irgi turėjau papasakoti, kaip pasideginau, čia keista. Ir aš nelabai suprantu, nuo kada mes čia ne tik Lietuvoje deginam 6 metų vaikus, bet ir tarptautiniai rinkai. Čia keista. Ir aš galvoju, kad va čia ir baigsis mano visas čia tas ugnies prakeiksmas, viskas, galėsiu dabar aistrą kokią turėti, gerą ugnį. Bet ne, tada po 2 metų sudegė mūsų sodybą čia. Aš nežinau, aš čia kažkoks blogas pranašas. Ir aš nemanau, kad aš sudeginau, aš tikiuosi, kad ne aš sudeginau. Bet šiek tiek aš jaučiuosi kaltas, nes prieš 2 metus aš degiau, tada po 2 metų, tada sodyba sudegė ir dabar kiekvieną kartą, kai ten tie pranešimai duoda, kad dega kažkoks ten stogas, aš jaučiuosi kaltas. Čia man baisu šiek tiek. Ir ta sodyba sudegė, liko tik tai anglis, pilnai anglis liko. Ir man tada iškilo toks šiek tiek retorinis klausimas, teorinis gal labiau. Ar aš buvau anglis, kai aš degiau prieš tos 2 metus? Ne anglis tada būčiau, aš tada angliukas labiau 6 metų. Ir čia tada, ar taip angliukas ir daro? Čia, ar galėjo manęs atsikasti, kad pilvo neskaudėtų? Nes tada kitas dar klausimas iškyla, aš neturėčiau būti angliukas, aš gimiau Lietuvoje, aš turėčiau lietuviukas tada būti čia. Kaip aš iš Igno Žuklio tapiau Ignas Fisherman, čia, nesąmonė kažkokia. Bet aš manau, kad ugnis padarė mane tikrai stipresniu, geresniu žmogumi. Manau, reikės kartoti, tik ant vaikų savo. Aš manau, vieną iš savo vaikų pavadinsiu Vytautu ir pabandysiu paskandinti. Pažiūrėsit, kaip Spartoje. Išgyvena tik stipriausi, kaip sakoma. Bet jo, toje ugnyje, kai aš degiau, čia buvo paskutinis kartas, kai aš taip rimtai užsikūriau. Aš su astma esu, aš nelabai galiu rūkyti, tai čia yra tas dalykas. Ir su astma yra keista šiek tiek. Aš bandau savo astmą išnaudoti šiek tiek, panaudoti ją savo geriems tikslams. Pavyzdžiui, astmatikai turi gauti tas lengvatas per kūno kultūrą. Ir vieną kartą man ten reikėjo bėgti 5 kilus. Nesąmonė bėgti 5 kilus per kūno kultūrą. Tai aš pasakiau, kad duokit man lengvatą, aš su astma esu. Man pasakė mokytoja, kad aš nematau, kad tu turi astmą. Aš nežinau, kad astma yra matoma, o čia man tai buvo tas naujas faktas. Ir liepė man bėgti. Tai, aš bėgau. Niekur aš šiaip ir nenubėgau. Ten buvo, kad aš nusprendžiu vidury bėgimo, kad aš suvaidinsiu, kad aš uždusau. Vidury bėgimo aš ten parkrentu ir tada tu sidabrinės gervės, ir kaip ten vadinasi, tiesiog savo aktorinės vaidybinės ten sugebėjimus paleidau ir ten pradėjau taip tiesiog dust. Taip. Man atrodo, tą mokytoją atleido. Man atrodo, kitą dieną aš nebebuvo mokykloje. Ir jie bandė tada mane ten to dustantį nuvesti pas tą seselę. Aš nežinau, ką seselė būtų padaręs, kokią ledą gal būtų uždėjęs, aš nežinau. Bet tos seselės taip ir nebuvo. Aš net neįsivaizduoju. Niekada jos nebūna mokykloje. Aš net ir dabar dirbu mokykloje, aš net nežinau, ar mes turim seselę čia. Šiek tiek keista, tai va to čia. Bet paskutinį kartą, kai aš atsimenu, kai buvo seselė mokykloje, kai aš esu tikrai matęs, tai buvo, kai buvo živ platinimo. Ne živ prevencijos, o čia būtų keista, jeigu platintų živ, gal ne, čia. Buvo živ prevencijos, ten kažkoks ten paroda. Ir aš ten tada buvau, bet aš atsimenu, kad ten vieną kartą man mama šį pasakojo, kad ten, pavyzdžiui, su džinsais miegoti yra šiaip žiauriai nesveika. Taip žiauriai nesveika. Tai aš ten ir paklausiu tų specialistų, kas yra blogiau, ar miegoti su živ ar su džinsais. Iki šiol negavau to atsakymą, dar čia nežinau. Bet šiek tiek yra visiems. Aš, kai buvau tas jaunasis astmatikas, klasėje aš buvau vienintelis, buvau šiek tiek nuliurpiškas. Nuliurpis aš šiek tiek nemeluosiu, nes vienintelė man reprezentacija buvo Malūnas per Simpsonus. Ten tas Malūnas yra tas mėlynplaukis berniukas, kur per visą šou yra pats didžiausias lūseris ir tai yra pagrindinis tas charakteristika. Ir vienas tų charakteristikų dar, kad yra astmatikas. Ir taip, aš kai įstraukdavau tą savo inhaliatorių, tai tiesiog juokdavosi iš manęs.
Dabar jeigu aš manau įsitraukčiau prie savo mokinių inhaliatorių, jie norėtų pabandyti. Nu, čia. Aš manau, čia yra, kad kažkas va čia pasikeitė. Aš manau, kad pasikeitė tas, kad visiems veipai populiarėjo. Nu tikrai gerai, veipai nėra geriausias dalykas mokiniams, aš galiu tą pripažinti, bet aš manau, mes galime šiek tiek sustabdyti su tuo stabdymu, nes tai man yra reprezentacija. Man va čia aš jaučiuosi šiek tiek kietas. O dabar, kai mokiniai gali išeiti kokį savo mango passion fruit, kokį ten veipinti, aš galiu savo inhaliatorių įstraukti ir va, kartu mes ten pabūti. Bet jo, gal, nežinau, man atrodo, yra keista matyti tokį mokytoją, nes aš tikrai galiu pripažinti, kad aš neatrodau kaip mokytojas. Yra žiauriai keista šiaip mokinti dešimtokas, kaip pats atrodo kaip dešimtokas. Aš tą supratau per pirmą savaitę, nes aš atėjau tą mokyklą, nieko nepažinojau ir laukiau ten savo kabinete priskirtą. Ir aš laukiu, ateina pirma klasė, kurios aš dar nekartą nematęs, patoksena prieš pamoką, pasižiūri, ateina ir taip pamato mane ir taip sako, Zdarovas, žinai, kur mokytojas? Ir ką, aš nežinau, aš dabar trim bachūram, kurie atrodo už mane vyresni, sakysiu, kad aš esu mokytojas ir mes dabar mokinsimės Excelį, nu. Bet nieko, susivaibinom, ten išeidami, ten pitakus davėme, viskas gerai buvo. Tada išėjo atėjo kita klasė. Irgi pasitukseno, atidarė duris, bet tai nieko nesakė, pamatė mane, uždarė duris. Bet duris tai girdisi ten pro tas duris. Aš girdžiu, kaip vienas ten sako, man atrodo, tai tas vienas iš lėtesnių dešimtokų pasiliko. Keista, žiauriai keista, va tokį turėti pirmą impresioną, bet aš nežinau, aš jau 2 metus mokinu mokyklai toj, aš daug visko esu patyręs ir protingų mokinių, ir durnų, bet yra keli protingi mokiniai, kurie žiauriai keisti, nežinau, ten pavyzdžiui, yra vienas protingas mokinys, kur, pavyzdžiui, neseniai ten darėme svetainės ir žiauriai gerai šiaip daro svetainės, tikrai gerai ten darė svetainės, bet ten galėjom pasirinkti bet kokią svetainės temą, jis pasirinko kurti apie Epsteiną. Aš nežinau, ką žinau, dešimtukas įrašytas, bet pasabą irgi reikėjo. Kodėl, čia pedofilo kuria, nežinau, gal herojus, aš neįsivaizduoju, nenoriu ten gilintis. Ir ten, pavyzdžiui, savo laisvų laikų ten kurio žaidimus irgi rodo, aš jaučiu, kad jis ateityje kur žaidimus, nes tikrai geri žaidimai. Aš nežinau, kokias jis ten bando pušinti savo naratyvas ar kažką tai, bet kažkodėl visi priešai tam žaidime yra juodi. Aš nežinau, aš tai bandau atskirti meną nuo menininko, aš žiūriu, nes pavyzdžiui, va čia, kai mes būnam ten mokytojų kambarį, mes žiūrime, ką galėtume išsiųsti į olimpiadas. Na, aš turiu vieną kandidatą, bet aš bijau, kad jis ten suprogramuos bombą ir kažką apie Bin Ladeną parašys. Man čia baisu, man tikrai baisu. Bet aš kažkaip tai jaučiu, kad yra tie protingi mokiniai, bet taip pat yra visiškai durniai. Čia nežinau, kaip čia pasakyti. Vienas iš mano, pavyzdžiui, mokinių yra buvęs mano klasiokas. Čia 4 metus jau 10 klasėje. Nu, tai aš nežinau, kokie čia durnimi turi būti. Bet pasirodo, ne, aš visai neseniai sužinojau, kad jis šiaip baryga yra. Nu, čia šiaip gal visai protinga. Jis kiekvieną kartą, kai pasilieka dar 1 metam, tai čia pratestas biznis čia. Čia, man atrodo, visai gal jis protingai susuko. Ir aš dabar kaip mokytas aš ten turėjau priduoti. Nu, baryga klasėje, aš negaliu tiesiog jam leisti. Nu, bet kaip buvęs draugas. Ir buvęs klientas, nu, aš negaliu tai va čia. Ir buvęs klientas, nes nebeduoda nuolaidos, sako, reikia moksleivio pažymėjimo, nesąmonė kažkokia. Visiška nesąmonė. Bet visiems, kai mokinu dešimtokus, aš šiek tiek nelabai galiu įdrausminti, aš, pavyzdžiui, mušti mokinių tiesiog negaliu. Ir ne tai, kad aš yra pagal tą ten kažkokius įstatymus ar kažką. Čia tiesiog yra, kad prieš dešimtokus aš galimai turėčiau atsakyti už bazarą. Čia jau tas. Jeigu aš trenkčiau su kokia liniuotė per pirštus, tai galimai po 3 pamokų per ilgąją pertrauką man pirštus nurautų prie. Nu, man baisu čia. Bet aš, kai buvau pats mokinys, aš nežiūrėdavau dienyno. Aš žinau, kad mano mokiniai irgi nežiūri dienyno, nes namų darbų nedaro čia, bet aš nedarydavau tai nieko, aš biškai būdavo blogai. Ir, pavyzdžiui, kai aš tapau mokytoju, niekas nepasikeitė, aš irgi dienyno nežiūriu. Šiek tiek, ir tas yra šiek tiek problemų, nes, pavyzdžiui, pasirodo, aš vakar turėjau kažką tai pavaduoti. Aš tą sužinau šiandien. Aš nežinau, kaip ten jiems pasisekė, kaip jie ten išėjo, bet mano mokiniai, kai kurie suprato, kad aš per dienyną netrašau, nieko nedarau, tai jie man pradėjo rašyti per Instagramą. Per Instagramo dėmus tiesiog rašo save mokytojų kokie anda. Ir aš sukūriau sistemą, kaip galima atfiltruoti, kas čia sąmonė rašo, kas ne. Aš pasakiau, kad jie turi man pirmiausia atsiųsti reelsą, tas reelsas turi būti juokingas ir aš tada palaikinsiu. Ir jeigu palaikinsiu, galim judėti prie klausimo. Nes jeigu tu net neturi gero reelsą atsiųsti mokytojui, nu tada tikrai tu per daug dirbi prie pamokų, gali doom scrollinti, tikrai va čia užsidirbai. Bet aš visiems, mokinu dešimtokus, tai aš dar suprantu, kad jie dar tos sutrumpinimus, kad SVL, ten kokie ND ir panašiai. Visai nesiniai mano mama tai pradėjo daryti ir žiauriai yra keista. Ten, pavyzdžiui, jie tiesiog rašo, ten save, ko reikia išpardės.
jai 50 metų beveik, nu, jį galėtų jau pilnai ten padaryti su visom ten tom ir gramatika teisinga ir viskas, kad laba diena, kablelis, ko reikia iš parduotuvės, taškas, klaustukas, ten gali pridėti daug ten tų skrybo ženklų, nes tie mėgsta ten dėti. Nes ten, pavyzdžiui, vieną kartą buvo, kad aš ten klausiau, kur yra žirklės, man reikėjo žirklių ir man rašo BBŽ. Nu, tai rašyk viską, normaliai, profesionaliai, Bibi žino, taškas, čia. Bet kalbant va čia apie šeimą, mano tėtė šiaip galima, čia aš šiaip džiaugiuosi, tapo šaulys, va čia tikrai džiaugiuosi, galim paploti va čia, negi, va čia va jo, čia žiauri kietas. Aš šiek tiek visai nesuprantu, nes kaip jis yra šaulys, jeigu mes gyvenam Vilniuje. Aš tai, pavyzdžiui, nepagaunu, kaip jis ir Šiauliuose ir Vilniuje gali gyventi vienu metu, čia biški nesąmonė. Nes jis ten sako, kad jis yra kažkokia Šaulių sąjungoje, tai čia nesupratau, man atrodo, kaip ten Vilniaus seniūnija kažkokia. Ten jis jau gavo kažkokią poziciją, nu, okei. Aš negaliu sakyti, kad aš tiesiog klaipėdietis ir tapti iš Klaipėdos, ne. Čia tas pats kaip sakyti, kad aš kai degiau 6 metų, aš tikrai tapau anglų ten. Agnes Fisherman ir tėtis iš Šaulių. Šaulys, jo. Keista. Bet mano tėvai šiaip susitokė, bet aš visiems manau, kad tos visos santuokas yra biškis skemas. Ten labai komplikuoja tos procesus, pavyzdžiui. Nes aš prieš 2 savaitės per skelbia.lt nusipirkau vestuvinį žiedą ir aš dabar su kažko susituokęs, ne. Bet jau ten tas etapas mūsų ten santuokoje, kur mes nelabai jau kalbamės, miegam skirtingose lovose, ten biški. Atrodo, kad net nepapažįstu žmogaus, kurį aš ten susitokiu su juo. Nu, ten atrodo visiškai taip. Jaučiu, reikės skirtis, jo čia. Gerai, galim nebeliūdėti, galim eiti toliau, bet aš manau, kad tie vestuviniai žiedai dar yra visiškai nesąmonė. Nes nueikite ten į kokį prekybos centrą, tie vestuviniai žiedai ten po 100 eurų, po 1000. Ne, čia tikrai per daug. Aš manau, ką mes galėtume pradėti daryti, tai pasipiršti su kokiais, pavyzdžiui, H&M žiedais. Ten yra H&M, kur 5 žiedai už 3 eurus, čia žiauriai geras dylas, ne? Ir įsivaizduokite, kur yra, kad koks man, pavyzdžiui, yra pasimatymas, man sakai, va, čia žiūrėk, aš iš H&M kokią maikę gražią nusipirkau, aš nupirkau kai ką ir tau, ir tada ten nusileidai, ten, ar tikėsi už manęs ir 5 žiedai, gali įsirinkti, Čia gali visus šiai pasiimti, ant kiekvieno piršto po vieną. 5 X vestuvės, čia aš manau, žymiai geriau būtų. Bet aš čia seniau vaikystėje aš gyvenau mažesniam bute, ten aš turėjau dalintis su broliu kambariu. Ir aš nežinau, labai yra keista, nes ten tose senesniuose butose yra tie balkonai, kur atsidaro tik iš vienų durų. Ir užsidaro iš vienos pusės. Aš, pavyzdžiui, tą balkoną, mūsų kambarį buvo tas balkonas, kur užsirakino tik iš vienos pusės. Aš tą naudojau kaip brolio kalėjimą, aš net nemeluosiu. Kai jis man užkrinsdavo, aš jį tiesiog įstumdavau ten ir užrakindavau. Kartais pamiršdavau jį, čia mano klaida biški, bet jis man tai buvo kaip muziejaus eksponatas. Aš tiesiog galėjau žiūrėti ir ten pamojuoti jam čia. Bet tada, kai pamiršdavau, tada tėvai grįždavo ir pamatydavo, kad aš čia eksponatą padariau. Tai jie padarydavo iš manęs eksponatą, jie mane su diržu raudoną padarydavo. Žiūrėjau. Kur čia? Aš jau kažkur tai turėjau šiaip gerai, gerai, nežinau, kažkur tai pamečiau, aš ten manį. Bet gerai, aš šiaip dar visai nesiniai aplankiau močiutę. Šiaip mano močiutė jau yra to amžiaus, kur pradėjo auginti vištas. Aš nežinau, ten yra šiek tiek keistas tas dalykas, nes jį gyveno bute. Aš nežinau, kaip jie leido. Ten prie laiptinės tiesiog jį turi tos narvus ir augina tas vištas. Ir aš taip klausiu jos, kam jos vištos. Jie ten sako, kad čia kiaušinius deda kažkas ten tokio, aš nesupratau, nes kiaušinius aš galiu nusipirkti parduotuvėje. Dar kartais būna ant nuolaidos. Ir mes ten pykomės, šiek tiek paspykom, mes turėjome aiškintis, kas atsirado pirmas, ar jos vištos, ar mano kiaušiniai. Mes ten galvojam, aiškinomės. Ir kai mes ten pykomės, šiek tiek pykomės, ten vienas višiukas išbėgo, tai net nepastebėjom, kaip jis išbėgo, ir prabėgo pro kitą kelio pusę, jūs įsivaizduojate? Mes iki šiol nežinome, kodėl višiukas praėjo kitą kelio pusę, dar vis galvojame. Bet aš dar sužinojau dar vieną faktą, kad šiaip vištos pasirodo valgo savo kiaušinių lukštus. Čia yra žiaur, man atrodo, čia yra kaip kanibalizmas. Tai įsivaizduokite, jums padarė Cezario pjūvį ir iš karto eina Cezario salotų. Čia nesąmonė, čia ką tik iš tavęs ištraukė tą dalyką ir tu kišies iš karto atgal, ką čia vyksta. Bet jo, šiaip mano močiutė jau ten yra žila, pilnai žila. Pavyzdžiui, aš visai šiaip neseniai sužinojau, kad aš jau turiu žilų plaukų. Man tada šiek tiek baisu eiti į kirpyklą. Gal atrodo šiek tiek, nes jau senokai šiaip kirpausi. Ir aš čia bijau eiti, nes praeitą kartą, kai aš nuėjau, man pasakė, kad aš jau turiu kelis žilus plaukus. Įsivaizduoju, kaip yra žiūrų 21 jau būti beveik žilas. Čia man nesąmonė kažkokia. Ir tipo, pas mane yra vienas senelis, kuris yra žilas, kitas, kuris yra plikas.
Tai aš nežinau, ar aš čia po 20 metų ar būsiu žilas, ar su vėžiu. Nu, čia dar klausimas. Čia dar pamatysime, bet dar, bet čia kokie dar yra baimės, o čia galim pakalbėti apie baimės. Aš, pavyzdžiui, manau, čia tikrai suprantama baimė. Aš bijau, kad autobuso vairuotojai tiesiog gali neišleisti. Čia, tipo, pagalvokite, jeigu jūs tiesiog pravažiuoja tą stotelę, neišleidžia tiesiog, ką jūs tada darysite? Jūs net negalite jiems nieko pasakyti. Ten autobusuose būna prie vairuotojų tą tylos zoną. Jūs tiesiog turite tylėti. Aš gestų kalbos nemoku. Aš galimai prieš savo valią turėčiau varyti kokius pašėlaičius. Čia didžiausia bausmė būtų. Bet yra ir kitokių baimių, pavyzdžiui, nežinau, čia galima šiek tiek tokį mini apklausą. Ar yra, kurie bijo čia vorų paplokyti, tai nežinau, kažkokį tokį mini. Yra, tokių, mini tokia baimė, nežinau. Aš nelabai suprantu to vorų baimės, nes aš vaikystę, pavyzdžiui, žiūrėdavau žmogų vorą. Mano mėgstamiausias herojus, ten voras įkando ir gavai galių. Čia yra, wow, crazy. Aš norėjau būti žmogų vorumi. Kai mes važiuodavom į sodybą, kol jį dar nesudegė, aš varydavau ieškoti vorų. Aš norėdavau, kad man įkastų ir vieną kastą šiaip kando. Ir aš šiaip žiauriai apsidžiaugiau. Aš ten parodžiau iš karto mamai tą įkandimą. Mama tai žiauriai įsigando. Nes vienas dalykas jį bijo vorų, antras dalykas ten buvo erkė. Jo, aš 2 savaitės nevaikščiau tada čia. Aš galiu negavau, bet negaliu tikrai kelias gavau. Ir laimo liga, nieko ten laimingo apie ją nėra. Aš nežinau, tikrai neturėtų ten, galėtų pervadinti kažkokia čia nesąmonė. Bet aš manau, kad čia dabar šiaip visien, ta medicina visien yra visai patobulėjus, nes čia yra visokių ten dalykų. Ten, pavyzdžiui, jeigu ten nukerta kokią koją, tu gali gauti ten protezą. Jeigu ten, pavyzdžiui, ten nori gali pasidaryti plastiko, metalo ar ten medžio operacijas, aš nežinau, kaip ten vyksta. Jeigu tau nukerta liežuvį, tu gali tiesiog nueiti į Maksimą ir nusipirkti jaučio liežuvį. Tu įsivaizduoji, kaip čia kietai. Užsikabinti tau ten, nusidėti jį ir tai kalbėti su gyvūnais čia. Wow. Bet aš manau, kad visiems, čia tokia technologija, viskas čia taip yra išpopuliariai, išplitę, bet aš kažkaip tai manau, kad daktarai tikrai nesinaudoja tą visą technologiją. Nes, pavyzdžiui, kai aš sužinau, kad aš turiu astmą, man pasakė, kad aš turiu chroninę astmą. Aš tai galvojau, kad mano plaučiai tapo metaliniai, aš net nemeluosiu. Chroninė astma neatrodo kaip, pasirodo ten tiesiog, kad neišgydom ar kažkas ten tokio, liūdžiau piški. Ir viską paskui, ten viską darė. Ir, pavyzdžiui, labai, man atrodo, yra nesąmonė. Aš nesuprantu, kaip ta astma iš viso veikia, nes man nieko nepaaiškino. Aš ten gaunu tą inhaliatorių. Pavyzdžiui, mano paskutinis inhaliatorius man jau nelabai jau reikia. Jis baigė galioti prieš 5 metus. Aš net nežinau, jeigu aš jį pasipurkščiau, ar man žiauriai pablogėtų, ar žiauriai pagerėtų. Va, čia toks klausimas. Nes aš net nežinau, kur man pirkti naujų tų inhaliatorių. Aš net neįsivaizduoju, kur aš galėčiau. Aš jaučiu, per kokį telegramą jau reikėtų jau čia. Ir kas nežinote, kas yra telegramas, tai 1000 telegramų yra 1 telekilogramas. Čia matavimo vienetas kažkas tai ten tokia. Ir va, čia aš visien, aš kaip asmatikas šiek tiek turiu ir nuoskaudų. Čia pirmiausia, biški klausimas, ar yra čia kokių diabetikų šitai senai? Nėra, gerai. Man nepatinka diabetikai, aš net nemeluosiu. Gerai, žmonės normalūs, liga visiškai nesąmonė, aš iš karto pripažinsiu, nes, tipo, kai tau diabetas, kai tau nustato diabetas, tu gauni ten kompus, tu gauni ten visokius, nežinau, ekranus kažką, kad nustatytų, kiek yra ten pas tave to cukraus. Aš gavau kažkokį pasenusį veipą, čia man atrodo visiškai nesąmonė, visiškai nesąmonė. Ir aš galvojau ilgą laiką, kodėl čia tie diabetikai gauna tiek daug dalykų kitų. Ir aš tada supratau, diabetas, lošimo kompanija čia pasirodo, jie bandė apsisukti, apgudrauti. Praėjo pro visas ten sporto komandas, dabar dar ir ligas eina. Tai atsirastų tuberkuliozė kokia dar, nežinau. Bet, aš diabetikų suprantu, gerai, jie lošia ant cukrus, suvalgo kažką ne to, tai gerai, numirsi, whatever. Bet aš manau, kad astmatikai galėtų irgi kovoti, pasidaryti kokį oro bet. Nes visiems, bet kada galim uždusti, aš manau, čia visai yra sąžininga kova. Bet aš aš negavau tos geros diagnozės, kad aš esu astmatikas, tai, nes aš manau, kad jie tiesiog man pasako ir tu net nesupranti apie ką tą ligą. Aš manau, kad daktarai galėtų naudoti messengerį, kad perduotų diagnozę. Nes, galėtų sukurti chatą, grup chatą. Įdeda tada ten tą ligoniuką, tą sirguliuką, nežinau, ten tą pacientą. Ir tada visą tą grup chatą sukurti aplink tą ligą. Pavyzdžiui, padaro tą emoji į sraigę. Įdeda didelę sraigę. Ir tada pasako, kad tau lėtinė liga. Iš karto supranti, kad lėtesnis bus jau čia viskas. Bet tada dar galėtų padaryti, kad backgroundas yra kaukolės ir tada išeiti iš grup chato. Kad tiesiog suprasiu, kad jis mirs vienas. O čia va tokia va. Bet
Bet va, čia yra šiek tiek dar irgi, čia vis žiauriai šiaip keistai, nes man vienas draugas pasakė, kad jis susirgo vėžiu. Nu, nėra jokinga, gal čia tikrai nejokinga. Mane šiaip žiauriai išmušė iš vėžių šitas, aš jam tą ir pasakiau, nu čia. Mane tai tikrai išmušė. Ir jis va šitą pasigavo, išmušė iš vėžių, va, tai čia jokingas, jis nusprendė būti. Nes kiekvieną kartą dabar va, po chemoterapijos, jis tiesiog va dabar, aš paklausiu, kaip jiems sakas, jis sako, lembo kaip išmušė iš vėžių, eik tu savo. Ir aš su to draugu, žaidžiu tą žaidimą, nežinau ar žinote ten, kur jeigu pamatai geltoną mašiną, tu trenki tam draugui. Nu, jeigu aš pamatau, aš trenkiu jam, jeigu jis pamato, jis trenkia man. Iš to žaidimo gali suprasti daug apie žmogų. Nes, pavyzdžiui, aš vieną dalyką, kas žinau, kad jis žiauriai traumuotas šiaip, nu, tipo. Aš kai ten pamatau geltoną mašiną, aš tokį spriktelimą, nu, tokį, nu, ten, simbolinį. Kai jis pamato geltoną mašiną, atrodo, kad jis ten trenkia už tai, kad mama nemyli, kad tėtis išėjo, kad kažką, visa jėga. Antrą dalyką, ką sužinojau, kad jis yra deltonikas. Čia nesąmonė, jis nesažingai žaidė tą žaidimą. Aš net nežinau, kas blogiau, ar deltonikas, ar su vėžiu, čia dar pagalvoti reikėtų. Bet kalbant apie vėžį, aš gyvenu Pilaitėj, aš čia Pilaitėj gyvenu ir Pilaitėj šiaip turi labai tokią rimtą bendruomenę. Jie labai mėgsta rinkti žingsnius. Pačiai yra jų Pilaitės bendruomenė, paklausom, koks yra mėgstamiausia veikla, tai rinkti žingsnių. Ir va ten kiekvieną kartą mes ten bandom būti top 1. Jeigu ten pažiūrėsi, Pilaitė visą laiką top 1 žingsniuose. Ir va vieną kartą buvo, kad čia buvo kova, kur buvo pirmoje vietoje Pilaitė, antroje vietoje buvo kova prieš vėžį. Aš labiau už Pilaitę buvau, nemeluosiu, aš prisijungiu prie Pilaitės. Ir Pilaitė laimėjo, tai aš nežinau, jeigu jie net negali laimėti prieš Pilaitę, tai kaip jie laimės prieš vėžį. Nu čia, aš manau, čia galime tikrai taip pilnai suprasti. Bet, ką žinau, va čia tikrai tos ligos keistas dalykas, žmonės keistai čia gimsta. Aš, pavyzdžiui, turiu vienu dančiu čia daugiau. Visi dantis yra, bet vienoje vietoje kažkodėl yra išaugę 2. Ir kai aš einu pas dantistą, visą laiką man siūlo jį ištraukti. Aš nežinau, man jau šiek tiek keista. Nes aš visą laiką sakau ne, nes aš noriu to danties. Nes jeigu kovočiau prieš kokį krikščionį, dantis į dantį laimiau. Lengvai. Taip tiesiog. Akis į akį dar reikėtų pasižiūrėti, bet dantis į dantį lengvai. Ir aš nelabai suprantu, kodėl jie tai nori tos dantis ištraukti. Man čia keista. Aš tada nubiškim, man atrodo, aš viską čia pagavau. Jie tos dantis atiduoda dantuko fėjai. Kaip jūs manote, jie tiek daug uždirba? Ne? Čia piramidės schema kažkokia čia. Keistokai. Bet va, čia šiaip apie tos dantis. Vieną kartą va, čia atėjo mokinys, kuris tiesiog sulūžusių dančių tiesiog atėjo be danties. Žiauriai keista, nuskilo jam ten. Nenuskilo, tai žiūrėjau. Bet danties tiesiog atėjo. Ir žiauriai keista, su tais 10-okais įvairių dalykų gali pamatyti. Nes, pavyzdžiui, va, dabar 10-okai gali laikytis teisės. Pavyzdžiui, vienas iš mano 10-okų jau sugebėjo jas prarasti. Aš nežinau, mokyklos zonoje 100 varė čia. Čia galėtų mokyklos zonoje 10-uką varyti, nes dabar proftechas nusimato ten ją čia. Ir aš nelabai supratau, kad aš ten taip liūdį dėl tų teisų, nes aš manau, 10-okas, gerai, jis tikrai atgaus dar tas teisės. Ir, pasirodo, jis boltų vairuoja. Jis prarado pagrindinį pajamų šaltinį. Turėjo grįžti į mokyklą, planą B, čia, jo, tada šiek tiek liūdniau, tikrai. Ir, čia dabar mokykloje pas mus pradžioje, čia gal tikrai atsimins mokiniai, bandė uždrausti telefonus mokslo metų pradžioje, visiškai nepavyko, tai tragiškas atemptas ten buvo iš viso. Ir, tiesiog mokiniams liepia iš viso neimti telefoną, nieko ten daryti. Ir aš, kaip mokytojas sutinku visiškai, tie mokiniai tikrai per daug prie tų telefonų, tikrai jo čia. Bet problema ta yra, kad aš pats atrodo kaip mokinys. Nes vieną kartą ten aš einu su tuo telefonu, nes aš galiu duoti telefoną, aš mokytojas, man taisyklės negalioja. Ir prieina prie manęs pavaduotoja ir atima tiesiog telefoną. Sako, pasiimsi po pamokų. Aš nieko net negalėjau pasakyti, aš tiesiog šokė buvau. Aš visą dieną be telefono buvau, aš net negalėjau prie dienyno prisijungti. Aš nieko nepadariau. Aš tada nuėjau po tų pamokų, pasiėmiau tą telefoną ir tiesiog prašiau, kad tėvam nesakytų, nes biškai gėda. Bet aš kaip informatikos mokytojas turėčiau šiaip suprasti technologijas. Lidlo vartelių dar iki šiol nesuprantu. Babilono vartai ten kokie, aš nežinau, ar kažkas tai, nes tiesiog jie neatsidaro kartais. Aš kartą ten vadžiuoju išeiti iš to Lidlo, ten nežinau, mano čekis gal buvo plyšęs ar kažką, tai tiesiog neišeinu. Ir aš taip galvoju, blemba, viskas būtų gerai, bet aš mačiau, kad vienas mano mokinys matė. Aš žinau, kad jis matė, nes jis tiesiog žvengė, ten nesąmonė kažkokia buvo. Ir aš manau, aš pasielgiau adekvačiai, aš parašiau jam pastabą. Aš parašiau, kad jis pardavinėja cigaretės nelegalias prie tualetų. Neva net nesvarbu, pats prisidirba. Jo kitas savaitė šiaip ir net nebebuvo. Man atrodo, aš pataikiau. Galimai čia buvo šūvis ją į tamsą ir visiškai pataikyta. Ir va, čia yra va, tokie va. Bet dabar va, mokyklai šiaip
ten buvo visokie renginiai, bet buvo nesiniai kvadrato varžybos, nu čia gal jau senokai. Ir tas kvadrato varžybos kažkaip tai nutiko kažkaip tai būtent ant visokių matematikos kontrolinių. Bet aš manau, kad kvadrato varžybose tikrai geriau išmoko matematiką tie mokiniai, nes kažkodėl iki šiol kvadratas yra žaidžiamas su tinklinio kamuoliais ir per tas varžybas tu galėjai tiek daug skaičiuoti pirštų sulaužytų, tai neiktų savo čia. Ir dabar yra šiaip jau mokyklose labai daug kietų burelių, kvadratas, tinklinės panašiai. Mano laikais tikrai tokių nebūdavo. Aš tam, pavyzdžiui, pradinėse klasėse kanklės lankiau. Nu čia. Aš tikrai čia nebuvau pats kiečiausias, nes yra keista kanklės lankyti, nes kai mes varydom kokį ten koncertą, be mūsų, visi kitų ten tų grojikų vidurkis amžiaus gal buvo gal 60. Nu čia tiesiog tiek. Ir man atrodo, paskutinį kartą, kai kažkas užsidirbo iš kanklių, tai buvo, kai dar rublis buvo. Čia. Ir nesibaigė mano tie keisti bureliai, nes aš tada nusprendžiau, kad 6 metus pralankysiu šaškes. Aš nežinau, kaip aš taip nusprendžiau, bet aš jau buvau žiauriai geras šaškininkas, žiauriai geras. Aš gal buvau top 10 Lietuvoje. Nu, nebuvo sunku būti top 10, kai buvo gal kokie 8 kandidatai. Nu, čia, kai buvo koks turnyras, jeigu vienas susirga, tai iš karto medalį gauni, čia buvo visai kietai. Ir galėjau aš galėjau rinktis tarp šaškių ir šachmatų, aš pasirinkau šaškes, nes šachmatuose man šiek tiek buvo keista, man karalienė atrodo per daug judėjo. Nes aš vienintelė karalienė, kurią žinau, tai buvo Anglijos karalienė ir tikrai taip nepajudo, nu tikrai ne. Tikrai taip neužsikuria, ne. Tai aš nuvariau prie šaškių, kur visi lygus. Ir aš nežinau, mano šaškių treneris buvo šiek tiek keistas toks čiuvakas. Aš net nemanau, kad šaškių treneris buvo jo pagrindinis darbas. Būtų šiek tiek liūdna, jeigu būtų pagrindinis. Nes aš šiaip manau, koks jo pagrindinis darbas buvo, tai buvo medkirtys. Nes kiekvieną kartą, per kiekvieną pamoką tiesiog sakydavau, kad reikia kirsti. Privalai čia kirsti, nu privalai. Aš nežinau, ko jis prisirūkęs ten buvo, ar kas čia buvo. Nes jis laiką pradingdavo dar per būtent kalėdų laikotarpį. Aš jaučiu nuo eglių kirsti nuo čia. Ir aš nežinau, tiek daug eglių yra nukertama per tas kalėdas, o kažkas tai žalčių pasiklausė, kaip jie jaučiasi čia. Eglė, žalčių karalienė tiesiog nukirsta buvo ir nieko nevyksta, nieko čia nedaroma. Nes jie dabar žalčiai prarado savo tą medinę karalienę, tai kaip jie dabar šachmatus loš. Nu, čia neturės karalienės pasikūrusios, čia žiauru. Ir pavyzdžiui, bet mano draugai, jie lanko kietesnius burelius, pavyzdžiui, bet ten kai kurie nuo vaikystės lankė plaukimą ir dabar šiaip yra žiauriai geri plaukikai. Ten aš kartais einu pažiūrėti jų tos turnyrus, bet man nelabai įdomu šiaip žiūrėti juos, nes ten nuplaukia ir okei. Man įdomiau žiūrėti yra senioro lyga, nes ten nėra kas nuplaukia, ar kas greičiau nuplaukia, bet ar nuplaukia. Ten tiesiog vidury plaukimo pasidaro lyg bingo lenta, ten B14 kūnas. Ir tada aš dar bingo nesurinkau, nes ten tipo pasirodo, kai bingo surinkė, tu gali tada kaip ir kokį kliūčių rožą peršokinėti. Ant vieną, ant kitą, ant trečią, bet aš dar negavau, biški liūdna. Bet mano ten, visai, jau galiu vadinti, kad mano ten tie draugai profesionalai. Bet yra dalykų, kurie tikrai negali vadintis profesionalais, tikrai ne. Pavyzdžiui, vienas iš jų yra Copy Pro, aš piksuosiu Copy Pro, o čia yra vienas visai arti. Ir aš vieną kartą ėjau ir ant jų durų buvo lipdukas, kur ant to lipduko buvo parašyta, kad čia geriausias kopijavimo centras 2019 metais. Aš nežinau, kaip jie čia prieš koroną čia dar buvo, kodėl jie dar turi tą lipduką. Nes čia tas pats, kaip pamatyti, kad tavo draugas dar naudoja kengūros pieštuką iš 4 klasės. Nu čia, nu jau reikia keistis, jau čia. Ir yra kitas dalykas. Kas laimi prieš Copy Pro? 7 metus iš eilės dar net gauti titulo, čia yra žiauru. Ar yra čia kokia Fabioniškių biblioteka, kuri 10 puslapių daugiau atspausdina? Čia, kas čia vyksta? Nu nes tada tikrai jau nebe Copy Pro, nu čia jau Copy Mech, Copy tiesiog. Nu nieko daugiau, tu tiesiog Copy. Ir, pavyzdžiui, yra kitų žmonių, kurie negalėtų vadinti save pro, nes, pavyzdžiui, mano prosenelis tikrai ne prosenelis, nu tikrai ne. Jis nei vaikšto, nei kvepuoja, nu čia atsiprašau jau. Ir man atrodo, aš iš jo būtent ir paveldėjau tą prošą, kad nekvepuoju. Čia. Aš nežinau, galėjau kažką tai kietesnį paveldėti galbūt. Nes ten sako, kad 10 000 valandų kažką daryk, tapsi tikrų meistru. Aš iki šiol dar galiu dusti. Nu, čia, man atrodo visiškai nesąmonė, čia visiškai tai žiauru. Bet čia visien, man įdomu pasižiūrėti visokias profesionalų rungtynės. O neseniai per BTV rodė bowlingo čempionatą. Kieta, nu, nežinau, greičiausiai niekas nežiūri BTV, tai niekam neįdomu, bet per tą bowlingo čempionatą buvo čiuvakas, kuris varė tiesiog straikas. Straikas varė ten žiaurų buvo. Visus straikus sumušė, kiekvieną straiką, kurį galėjo. Aš galvojau, kurį galėjo, nes perjungiau kitą kanalą, buvo X Factorius, tas pats čiuvakas, bet žiauriai nusidainavo. Straikas. Tai nežinau, straiko rekordą jau čia numušė, ten, nu čia. Marijono Mikutavičiaus ausis ten kraujavo, ten, čia žiauriai ten buvo. Bet
Reikėjo įsijungti kažką tai įdomesnio, nu, kažką tai, kas tikrai jau supranti, kad va, čia jau tikrai yra gera muzika, būtent per TV3 rodė būtent žiauriai žinoma grupė, greičiausiai, nu, tikrai žinosite, Alminas ir Burundukai, 5-dienį filmą rodytą. Ir man biški nesąmonė yra su tais Alminu ir Burunduku, nes aš manau, kad va, čia, nes nu, ten yra 3 Burundukai, ir ten yra Alminas ir Burundukai, tai kodėl tie 2 Burundukai yra Burundukai? Čia tas pats kaip pasakyti, kad pro Atlansą praskrido Darius ir pilotai, čia... Ne, nu čia, pavyzdžiui, bet ten buvo ATR, tai pakeisime, kad yra Lietuva ir kitos tautos respublika. Va, čia va, mes kietesni, mes būtent žymiai kietesni. Ir aš šiaip dar turiu kitų, va, aš, pavyzdžiui, ne tik kad mokytas, aš dar ir kuriu tam turinį internete. Aš ten jau surinkęs šiek tiek sekėjų, aš ten kuriu apie matematiką. Ir man jau siūlo šiek tiek reklamų, šiaip visai džiugu, ten tos reklamos kietos, bet gaunu ir keistų pasiūlymų. Pavyzdžiui, man visai neseniai siūlė reklamuoti programėlę Flow. Aš nežinau. Kas nežinote, kas yra Flow, tai ten mėnesinių ciklo sekimas. Aš nežinau, kaip jie pasirinko mane kaip kandidatą, mano čia, aš neįsivaizduoju, kas čia reikia, kad čia va, yra geras plunksnos sukėjas, o čia va, plunksna tikrai parodys. Bet jie ten siūlė gerus pinigus, aš nežinau, ten už 60 video per mėnesį 500 eurų. Aš jau galvojau sukurti kanalą Flow with Ignas ir savo ciklus kurti, o čia aš net nemeluosiu. Ir, nu, man ten tikrai, nu, vilioja. Ir pavyzdžiui, va, čia visien, aš matematikas esu, nu, man reikia ir su matematika kažkokių bairių, tai va, pasiruoškite, va, čia žiauriai šiaip geras, va, čia aš nesiniai į AIBę ir tai AIBei nebuvo nei vieno skaičiaus, nei vieno net produkto nebuvo, nežinau, ten buvo tušiųjų skaičių AIBė kažkokia tenis. Atsiprašau, nu šitą reikėjo tiesiog pasakyti, šitą tiesiog, aš turėjau šitą pasakyti, bet aš manau, aš turiu saugoti vaikus, aš visien kaip mokytojas. Ten kai kurie vaikai sako, kad aš jų nesaugau, nes kai buvo ta priedanga, tai sako, kad aš juos palikau mirti. Aš taip aš nežinau, kaip jie nusprendė tokį dalyką, bet aš manau, aš juos šiek tiek saugau, nes aš šiaip manau, kas turėtų būti. Tai pirmas dalykas, kad mes turėtume stabdyti šiek tiek tą cigarečių problemą. Veipai tegu lieka, whatever, man veipai yra reprezentacija, bet cigaretės reikia stabdyti. Ir aš turiu vieną pasiūlymą, tai yra, kad kas kelias cigaretės mes padarom, kad ne iš tabako, o iš parako. Manau, bombinė idėja šiaip. Nes aš tikrai manau, kad rūkimas jau žudo, tada tikrai rūkimas žudyta. Aš nemanau, kad tu norėtum rūkyti, jeigu pamatai, kad tavo draugas tiesiog susprogdino galvą. Nu čia, aš manau, tikrai viliota. Aš dar patentuoju šitą idėją, tai dar niekas nepasivokite, prašau. Aš dar čia bandau kokiam Nausėdai perstumti. Tai kitas dalykas, kurį aš čia bandau. Aš manau, kad vaikų knygų autoriai turėtų amžiaus cenzą turėti. Kokia max 15. Nes jeigu tu esi suaugęs ir tu tyčia rašai vaikams, nu čia kažkas tai keista. Vieną kartą parašai knygą vaikams, okei, netyčia. Bet jeigu tu supranti, ko vaikai nori, nežinau. Astrida Lindgren, jos kompą tikrai reikia patikrinti, aš jiems sakau. Čia keista. Bet dabar yra visos knygos yra skaitmenizuotos ir niekas nebeskaito. Čia visi įmeta į tą AI ir tiesiog paprašo paaiškinti apie tas knygas. Čia yra žiauru. Tas dirbtinis intelektas tikrai, jau jis yra, ką jau padarysi. Aš esu informatikas, aš turiu nužiūrėti kokios tos technologijos. Ir aš bandau naudoti to, bet aš turiu suprasti, kaip mano mokiniai sukčiauja. Ir šiaip žiauriai blogai jie sukčiauja, aš iškart galiu pasakyti, ten nesąmonės jie ten daro. Bet aš ten paklausiu vieną kartą dirbtinio intelekto, pavyzdžiui, kur man investuoti. Dabar visien, pinigai yra, reikia kažkur juos dėti. Man pasiūlė investuoti Coca-Colos akcijas. Ten pasirodo gera ten pasiūlymas. Tai aš nusipirkau tas 22 litrus Coca-Colos ant akcijos, aš nežinau, ką su jais daryti dabar aš neįsivaizduoju. Palauksiu, kol baigsis tą akciją, gal tada kažkur prastumsiu kažką tai va ten. Bet, aš dar sakau, kad aš esu mokytojas ir, aš klausiu, ką aš galėčiau kaip mokytojas, ką aš galėčiau padaryti. Ir aš tada, čia galvojam, ir čia yra idėja, pasiūlė man, tikrai gera idėja. Man pasiūlė pardavinėti veipus. Pradėjau pardavinėti veipus vaikams, jo, tai, ten ne veipai, ten buvo nasiniai inhaliatoriai. Jie visai nesusigaudo. Man atrodo, geriau apdaužu už bet kokį ten tą veipą, ten to marketą, čia va tiek. Tai gerai, ačiū va tiek, aš man atrodo, nežinau, gal aš kažką tai pamiršau, kažką tai ne, gal pagalvosime, galim dar pagalvoti. Man atrodo, čia dabar, keista dabar situacija, pala. Va, galima man vandens ir telefoną greitą tokį susižiūrėjimą, va čia paskutinės tokį čia. Aš va čia turiu lokają, aš nežinau, aš jam nemoku šiaip, tai man čia yra labai gerai. 10, jo.
Man atrodo, čia, atsiprašau, tikrai yra keistas šitas. Rezultat, viskas čia yra keista. Man atrodo, Nu va, gerai. Tai man atrodo viskas. Ačiū šiaip labai, kad... Man atrodo, čia, nežinau, tai čia, ką žinau, paskutinis toks galima pasakyti bairis, kad aš mokytojas. Nesuprantat, kokia dabar yra bloga tada edukacijos sistema. Čia, jeigu aš mokytojas esu, tai jūs bet kas gali būti mokytojas. Gerai, ačiū Jums!